Tai šiandien pamoka bus apie aštuonpakopę jogą, tai yra aštanga joga. Taip, aštanga ir aštuonpakopė, tai čia yra tas pats žodis. Ta pati reikšmė, aštanga reiškia aštuonpakopė. Ir jeigu žmonės šiais laikais įpratę vadinti aštanga jogą labai aktyviai daromus hatha jogos pratimus, tai tiesiog noriu išsklaidyti šitą neteisingą suvokimą. Aštanga joga ir darnaus gyvenimo principai, kaip pasiekti galimybę praktikuoti tą aštangą jogą. Paminėsiu, kad aš esu Šivanandos jogos tradicijos mokinė ir mokytoja. Šivananda tai yra toksai žmogus, kuris gyveno praeito šimtmečio pradžioje ir jisai Patanžalio susistemintą aštuonpakopę jogą pritaikė vakariečiams. Ir kodėl dabar užtat jisai toks populiarus? Nes joga į vakarus pradėjo sklisti per Ameriką ir dabar užtat mes gauname šitas žinias, na taip, sakykime, mums specialiai pritaikytas. O kuom čia skiriasi tas pritaikomumas? Aš dabar truputėlį parodysiu, kadangi skaidrių negalima įkelt į šitą ekraną, tai aš jums tiesiog parodysiu parašytą ant popieriaus. Taip. Yra daug jogos kelių ir aštanga joga tai yra daugiausiai viską apimantis kelias, nes tenai siūloma praktikuoti ir meditaciją, tai yra darbas su protu, ir pranajama, tai yra darbas su gyvybinė energija, ir asanas, tai yra darbas su fiziniu kūnu, ir prisižiūrėti mitybą, ir dvasingumą savo prisižiūrėti. Tai štai čia vat visiems turbūt matosi, ir tiems, kam įrašinėju, ir tiems, kam online rodau, ir tiems, kas gyvai. Štai yra pirmos dvi pakopos jama ir niyama. Paskui yra asana, pranajama, pratyahara, dharana, dhyana ir samadhi. Visas jogos kelias veda tam, kad mes patirtume samadhi, proto būseną be minčių, ir tų samadhių yra įvairių lygių. Ir seniau, pavyzdžiui, iki Šivanandos, tai buvo praktikuojama palaipsniui. Pirma jama, niyama, tai yra dorovingumo normos. Apie tai, kas tai yra tiksliau, aš esu pasakiusi visą paskaitą ir galite irgi YouTube kanale pasiklausyti. Jinai vadinasi dvasingumas. Aš ten aiškinu, kuo skiriasi dvasingumas nuo religingumo, nes pastebėjau, kad žmonės maišo šitas savokas ir jiems atrodo, kad tai yra tapatu, bet labai dažnai būna religingas, bet nedvasingas. Vaikšto, pavyzdžiui, į kokią nors konfesiją, į kažkokią tai ar bažnyčią, ar kažkur kitur, kažkokius tai satsangus, bet nesistengia būti doras šalia to. Na ir būna atvirkščiai, būna visiškai nereligingi žmonės, o labai dori. Tokie yra mano tėvai. Ir štai iš tokių tėvų aš gimusi akcentuoju būtent tą pirmą ir antrą pakopas aštanga jogos, nes aš pastebėjau, kad jeigu žmogus nėra šiandien geresnis negu vakar, jam būna vienaip ar kitaip uždrausta praktikuoti jėgos praktikas. O joga tai jėga. Joga jėga, joga jėga, jie, žinom šitą dainą. Čia yra iš tikrųjų tiesos tose žodžiuose. Ir joga jėga, ir cigūnas priduoda jėgos, ir
meditacijas praktikuojančios praktikos, tokios kaip budistinės arba krišnaistinės pakraipos arba dar kiek visokiausių yra religijų, visos tos praktikos iš tikrųjų priduoda jėgos. Tam ir žmonės praktikuoja kažką. Tiek su fiziniu dirba kūnu, tiek su mentaliniu. Bet aš pastebėjau, kai nesistengiama to dvasingumo prisižiūrėti, kai nesistengiama būti doresniu negu prieš tai buvau, ar ne, arba būta, tada būna uždaromos galimybės. Uždaromos galimybės toliau gauti kuo daugiau jėgos. Kodėl taip vyksta? Ogi todėl, kad organizmas arba sąžinė vadinamai viską žino ir stengiasi, kad jeigu neteisinga kryptis, jeigu kryptis žmogaus proto yra destruktyvi, sakykim, ir jeigu tas žmogus turės daug energijos, daug jėgos, jis įves labai didelę destrukciją į aplinką ir organizmas turi savireguliacijos tokius mechanizmus ir mums to net nežinant pasąmoningai viskas veikia. Jeigu mes esame darnūs su aplinka, dori vadinamai paprastai, taip tariant, ar ne, tada mums leidžiama turėti daug energijos. O jeigu nedori, tada mes patys save pradedam užgniaužti ir naikinti ir tada tos energijos nebeturim. Taigi, aš jums šiandien norėjau gal daugiau išsiplėsti apie 5 tuos jogos principus arba darnaus gyvenimo principus, nes juos praktikuojant mums yra įmanoma iš tikrųjų iš blogos būsenos pereiti į gerą būseną. O kas tai yra? Tai yra labai paprasta. Teisingas kvėpavimas, teisingas judėjimas, teisingas poilsis, teisinga mityba ir teisingas mąstymas. Ir dabar mes truputėlį pasiaiškinsim, o kas tai yra teisingas. Labai trumpai, pagal jogos teisingas kvėpavimas tai yra pranajama, bet pranajama tai yra specialūs pratimai, tai nereiškia, kad sėdžiu ir kvėpuoju. Stebiu kvėpavimą, tai nėra pranajamas. Kvėpavimo stebėjimas tai nėra pranajama. Bet jeigu mes darome praktikas specialias, tai yra pranajama. Ir pastoviai mes pranajamos neatliekam, bet ką mes pastoviai galim daryti? Pastoviai mes galim arba stebėti savo kvėpavimą, arba jį kontroliuoti taip, kad jisai bent jau būtų iškvėpimas ilgesnis negu įkvėpimas. Tarkim, jeigu mes įkvėpiam per 4 sekundės, iškvėpiam tai mažiausiai per 8 turėtume. Ir tada jau organizmas eina sveikimo link. Kodėl? Todėl, kad kai iškvėpiam labai giliai, išsivalo iki galo plaučių tūris. Ir pavyzdžiui, Ganeša, transformacijos dievo sūnus, tokia dievybė Ganeša, jisai simbolizuoja stiprą pradžią. Ir kodėl būtent su dramblio galva ta dievybė yra vaizduojama? Todėl, kad jisai turi ilgą straublį ir tas straublys simbolizuoja ilgą gilų iškvėpimą. Štai Viktorija jums parodė Ganešos atvaizdą ir matot, tiesiog žmogus sėdintis lotose, ar ne, ir su dramblio galva. Ir dar dėl ko tas dramblys? Dėl to, kad tai yra labai stiprus, didelis gyvūnas. Ir jisai simbolizuoja stiprią, tvirtą, gerą pradžią. Ir mūsų organizme stipri, gera, tvirta pradžia, tai yra tiesiog gilus iškvėpimas. Tai mes netgi nieko specialiai, nepraktikuodami jokių pranajamų, galim tiesiog pasidaryti savo geriau, akcentuodami savo iškvėpimą. Nes dažnai mes labai paviršutiniškai kvėpuojam. O ypač labai paviršutiniškai norisi kvėpuoti, kai gyvename užterštoj aplinkoj, miestuose kažkokiuose, kur tiesiog yra blogas oras, užterštas oras. Mūsų vėlgi apsauginės organizmo sistemos, kurių mes nesuvokiam, daro taip, kad mes per daug nuodų neprisikvėpuotume, bet kas gaunasi paviršinis kvėpavimas, kada neišspaudžiama iki galo plaučių tūris, o kai tas užsilieka oras plaučiuose,
jis panašiai kaip ir nejudantis vanduo, kaip kažkokie tai namų kampai, kurių mes nepatvarkom ar ne, kaip pavyzdžiui neišvedintas kambarys, na, jis tiesiog ten užsistovi tas oras ir turi blogų pasiekmių visam organizmui. Tai jeigu mes, sakau, nepraktikuojam kažkokių pranajamų, tai nors pastebėkime tą kvėpavimą. Ir pagal kvėpavimą labai galima atpažinti savo organizmo būseną. Pavyzdžiui, jeigu mes kvėpuojam per burną, reiškia organizmui yra stresas. Visi dėl to širdininkai per burną kvėpuoja, pastebėjot? O tai rodo tiesiog, kad organizmui yra stresas. Kodėl mes girdim tuoj pasakysiu, kodėl mes girdim pas trenerius, kad bėgant įkvėpti per nosį, o iškvėpti per burną. Todėl, kad per burną iškvėpiant greičiau valosi organizmas, bet ir yra prarandama energija. Todėl jogai siūlo kvėpuoti visą laiką per nosį. Na, jeigu pirmai pradžiai reikia labai valyti organizmą, galim iškvėpti per burną, bet geriau kaip minimum įkvėpti per nosį, todėl, kad prana gyvybinė energija, iš kurios mes esam gyvi ir absoliučiai viskas, kas gyva, yra gyva tik tais dėl tos energijos, jinai mums pasisavinama iš oro būtent per kvėpavimą per nosį. O jeigu mes per burną kvėpuojam, tada nepasisavinam. Taip pat dar paminėsiu, kad mes pastoviai kvėpuojam per odą. Ir kodėl, pavyzdžiui, žmogus nudegęs 80% odos numiršta? Tai yra atsakymas. Ir tai dar yra nukreipimas į tai, kad mes, kaip sakoma, kaip Kristus sakė, ne vien duona žmogus gyvas. Aišku, jis turėjo galvoj gal ir dvasingumą, bet mes iš tikrųjų jau vien iš kvėpavimo esam pagrindinai gyvi. Tai dabar klausimas apie kvėpavimą. Taip, tiesiog norėjau paklausti, kai mes, aš bandžiau sekti savo kvėpavimą, sekti ir kontroliuoti savo kvėpavimą, tarkim, ištisą dieną, dienos metu. Tarkim, darbo dienomis yra šiek tiek sunkiau, tai žodžiu, tai tiesiog nepasijaučia mastas viso to dienos ilgumo kvėpavimo kontroliavimo. O tarkim, savaitgaliais tiesiog, būna taip, kad tiesiog, pradeda erzinti. Kas? Tas kvėpavimo kontroliavimas nuolatinis per visą dieną. Jo, truputėlį reikia dėl to saikingai praktikas pradėti praktikuoti. Dėl to aš ir nesiūlau kiekvieną dieną pradėti. Pradžioje nesiūlau kiekvieną dieną praktikuoti praktikų. Todėl aš nesiūlau viską mesti ir iš karto praktikuoti vien tik tais jogą. Nes mūsų sąmonė turi prie to, truputį mūsų protas turi prie to priprasti. Ir mūsų fizinis kūnas ir mūsų visi kiti kūnai, kurių mes neapčiuopiame, mentalinis, tas vadinamas astralinis ir kauzalinis, visi kūnai turi prie to priprasti. Tiesiog nereikia tiek iš karto daug užsiplėšti. Ir labai didelių tikslų iš karto nereikia savo išsikelti. Yra netgi toks piešinėlis, kur jeigu žmogus eina labai dideliais laiptais ten, tai jam labai sunku ir jis labai lėtas yra, o jeigu jis mažiukais, tai tik ir užkopia. Tai vat, čia galbūt toks atsakymas. Toliau yra judėjimas. Tobulas judėjimas pagal jogus yra asana, bet jeigu mes nedarom asanų, tai, ne visą laiką darom asanas, ne? Tai tada aš siūlyčiau judėti kaip įmanoma labiau visom kryptim. Ne vien tik tais į priekį, ne vien tik sėdėti ir gulėti, o vaikščioti atbulom ir kada nors pakabėti žemyn galvą. Jeigu mes negalim stovėti ant galvos ir raumenys nepasiruošę ir lygsvara dar mūsų nestabili yra, ar ne? Tai bent jau nueiti į sporto aikštelę ir ten yra turnikų ir pasikabinti už kojų per kelius ir kaip vaikai pakabaliuoti. Vienas dalykas išsitempia stuburas labai gerai, kitas dalykas suteka kraujas į galvą, o trečias dalykas energija suteka į galvą. Ir tokiu būdu žmogus gali patruputį paruošti savo organizmą ir iš tikrųjų stovėjimui ant galvos, kada pats savo raumenų pagalba tu gali tai padaryti. Yra dar kitokių priemonių, aš dabar jau esu mačius tokių, vos ne kaip klozetas, įkiši galvą į tokią dėžę
ir ant pečių ten laikosi, su rankom irgi laikaisi, ta prasme, kai neapkrautas yra kaklas, bet tu būni žemyn galva. Ir jeigu negali žmonės būti šiaip paprastai žemyn galva, širšasanui, tai galima ir nors taip, nu kaip nors, bet būkim kaip įmanoma labiau įvairiai, įvairiose pozicijose, taip kaip beždžioniukai. Nes kitaip mums atsiranda visos stuburo problemos, visos išvaržos, visi negalavimai ir visos depresijos ir visi silpnaprotystės, visi koncentracijos sutrikimai, dėl to, kad nesuteka į galvą mums energija. Ir pranajama labai padaro taip, kad sutekėtų į galvą energija, pavyzdžiui, yra kapalabhati toksai pratimas, pampuojantis toksai. Taip, žinote tą pratimą. Jisai išvertus iš sanskrito kalbos reiškia šviečianti kaukolė, o jeigu pažodžiui, kapala yra kaukolė, o bhati reiškia, dabar galvoju, ar valymas, ar judėjimas, kažkas tokio. Tai ten juda energija ir tada pradeda tiesiog šviesti mūsų 6 čakra, o gal ir 7. Taip, tobulas poilsis pagal jogus yra šavasana, bet jeigu mes nuolat negulim šavasanai, o ir visaip kitaip norim ilsėtis, pavyzdžiui, atsigulam ant šono arba ant pilvo, arba šiaip kažkaip tai ilsimės, nebūtinai miegodami, ta prasme, nebūtinai nemiegodami norėjau pasakyti, nes jogas, tas žmogus, kuris yra pažengęs jau, va čia nereikėtų savęs lyginti iš karto su tokiu. Jisai ir nemiega, tai jam siūloma pagulėti tiesiog šavasanoje. Tobulas poilsis yra šavasana. Bet tai čia reikia suprasti, apie ką eina kalba ir kaip iki to lygio mums prieiti, tiems, kurie mes iš vis dar einam miegoti visų pirma ne laiku. Tai aš norėčiau daugiau gal atkreipti dėmesį į tai, kad mums tiesiog reikėtų eiti laiku miegoti. Kaip minimum laiku miegoti. Ir tada labai daug visko susitvarko. Aš pastebėjau, kaip su psichika susitvarko, kada mes einame laiku miegoti, nes ką reiškia laiku, tai yra iš vakaro. Vedos pasakoja, kad nuo 9 vakaro iki 12 nakties geriausiai ilsisi protas. O mes dabar, kai miestuose gyvenam ir dirbam protinį darbą, tai kas mums daugiausiai vargsta? Ar raumenys, kuriuos mes judinam eidami į sporto salę ir darydami asanas, ar protas? Tai protui patvarkyti, jam, kaip sakyti, nuraminti ir tą proto higieną, tai yra meditacija. Pagal jogus tobulas mąstymas yra meditacija. Bet mes naudojame tokį žodį meditacija tik dėl to, kad esame krikščionybės palikuonis. Nes žodis meditacija yra atėjęs per krikščionybę ir jis reiškia gilus apmąstymas apie Dievą. Jogai meditaciją vadina dhyana. Dhyana. Ir mes šitos būsenos siekiam per teisingą kvėpavimą, teisingą judėjimą, teisingą atsipalaidavimą ir teisingą mitybą. Teisinga mityba pagal jogus yra vegetarinė, bet atsiminkit, kad šitos žinios buvo surašytos prieš 2000 metų. Ir tais laikais nebuvo chemikalizuotų kažkokių tai dalykų, skonio stipriklių ir taip toliau. Tai mes turim suprasti, kad visų pirma reikėtų šitų dalykų atsisakyti ir negriebti, pavyzdžiui, iš savęs, jeigu mes valgėme čipsiukus ir hodogiukus ir ten pizzas ir visus kitus guminukus, kramtomą gumą ir taip toliau, Coca-Colas, Pepsi-Colas ir visokius dar skaniestus. Tai visų pirma reikėtų šitus atimti iš raciono. Neskubėti būtinai mėsos atimti. Visų pirma reikia atsisakyti nuodų maiste. Aišku, dabar ir pats visas maistas yra užnuodytas. Net ir tas vadinamas feikas ir tie patys brokoliai arba braškės, viskas yra užnuodyta faktiškai. Ir ne, mes, čia ne slapta informacija, mes viską patys suprantam, žinom, čia viskas yra vieša ir atvira. Ant visų pakuočių prirašyta, kiek yra pridėta, ar ne?
Na, ant brokolio, pavyzdžiui, nėra parašyta, kaip jis yra užaugintas, bet mes ir video matom, ir mūsų draugai nuvažiuoja auginti tos brokolius ir jie, pasakoja, kad, aš tų brokolių tai nevalgysiu jau daugiau niekada gyvenime, nes jie užauginami per kelias dienas. Tai arba salotas irgi. Taip pat kaip ir viščiukai, žodžiu. Tai ką mums siūlyčiau va dabar daryti? Čia jau aš ką siūlyčiau, kur studijavau senuosius tuos raštus išminti ir vat man šiandien reikia su visu tuo išgyventi, kas dabar yra manyje ir aplinkui mane ir aš esu šitos aplinkos prisipildžius, kaip čia pasakyti, noriu sakyti substancija, aš esu substancija. Žodžiu, aš esu veikiama, ne tos aplinkos ir kaip man dabar čia išgyventi šitoje aplinkoje, ką aš darau. Aš prisimenu dar vieną labai gerą ir jogų taikytą valymosi būdą, tai yra badas, badavimas. Ir taip pat ką tik įkėliau paskaitą į YouTube kanalą, kaip nebadauti nevalgant. Gudrus žodžių junginys. O kodėl jis toks gudrus? Kam to reikia? Nes aš noriu pasakyti, kad galima nebadauti, kai nevalgom. O kaipgi mums dabar tą padaryti? Čia dabar trumpai irgi pasakysiu. Nebadauti nevalgant, net jeigu mes nevalgom nei grubaus maisto, nei skysčių, kaip mums jaustis, kad mes nebadautume, gerai jaustumės? Tai protą nukreipti į meditatyvę būseną kažkokią, tai kad įvesti protą. Kaip kam išeina? Aš apie meditacijų būdus irgi esu paskaitą įskaičiusi YouTube kanale, galite pasiklausyti pavadinimu meditacija. Ir kaipgi pasiekti galimybę mums pasiekti tą galimybę sutelkti protą taip, kad jisai mums netrukdytų ir jaustųsi palaimingas. Tai vėlgi tuos 5 jogos principus, tiksliau 4. Praktikuoti 4 principus, tai yra kvėpavimą, prižiūrėti judėjimą, poilsį ir mitybą, ir tada mums bus lengva kontroliuoti ir protą. Tai viskas yra, pasirodo, įmanoma, visai materialu, apčiuopiama, mums tiesiog reikia daryti. Ir kiek mes pasidarysim, tiek mes turėsim realiai. Tai dabar apie tą meditaciją dar truputėlį pasakysiu, kad meditacija tai yra žodis apmąstymas apie Dievą, ar ne, reiškintis. O kodėl mes, pavyzdžiui, domėdamiesi jogą, vis dėlto laukime proto būsenos be minčių. Mes norim, kad nieko nebemąstytų mūsų protas. Tiesiog, kad būtų, tiesiog, kad patirtų, tiesiog, kad širdis galėtų jausti ir protas tam netrukdytų, ar ne? Tai kai mes apmąstom ir jau turim tų apmąstymų pasekmes, kas yra Dievas arba kas esu aš, kai turim pasekmes tų gilių apmąstymų, kai mes pradedam suprasti, kad Dievas yra visuma ir aš irgi esu visuma, tada protas ir išsijungia ir tada mums nebereikia valgyti. Ir tada mes nekenčiam net jeigu nevalgom, mes nebadaujam jeigu nevalgom. Dabar prieisiu dar prie tos minties, ką reiškia turėti energijos. Žmogus nėra energijos kaupykla, žmogus yra laidininkas. Jis arba siauras laidininkas, kaip špigaliukas, ar platus laidininkas, kaip medžio kamienas. Dėl to mūsų protėviai medžius garbino, nes medžiai iš tikrųjų labai panašus į žmonės, dėl šitos savybės. Didelis medis per save daug praleidžia vandens ir energijos ir visą ko ten maistingų medžiagų, o mažas mažiau. Taip pat ir žmogus, jisai gali būti siauras laidininkas, kaip mažas medelis, gali būti didelis laidininkas. Ir jeigu mes būsim dideli laidininkai, tada mes turėsime daug energijos, bet tai nereiškia, kad mes jos turėsim taip, kaip mes įpratę suprasti, kad turim. Turim, tai reiškia, aš turiu kažkokią talpyklą, kažkokią indą tos energijos. Ne, mes galim būti arba ta plati upė, kuri turi daug vandens, arba ta siaura upeliukščias, kuris turi mažai vandens. Supratat?
Tai kai mes, pavyzdžiui, nebejaučiam įtampos, o kada mes nejaučiam įtampos, tada, kai suvokiam, kad viskas esu aš. Tai kaip aš ant savęs pyksiu, kaip aš iš savęs kažko norėsiu, ko aš dabar negaliu padaryti. Suprantat, tada išnyksta visi konfliktai su aplinka. Ir su laiku netgi išnyksta. Jeigu aš, pavyzdžiui, matau, kad aš dabar negaliu padaryti, tai kaip aš galiu iš savęs reikalauti? Arba jeigu aš esu aklas, kaip aš galiu reikalauti iš savęs, kad aš, matyčiau. Išnyksta konfliktas ir kas tada atsiranda aukščiausia joga. Ramiai priimti įžeidimus ir sužeidimus. Mes pradedam matyti, kad neturim su kuo konfliktuoti. Ir šitoj būsenai atsiranda ta vadinama palaimos būsena, nes tu esi užsipildęs. Aš, pavyzdžiui, kaip meditavau ir patyriau kažką panašaus į tai, ką ten pasakoja mokytojai, aš pajutau tą pilnatvės jausmą. Ir supratau, apie ką eina kalba, kai yra naudojamas žodis pilnatvė. Ramu. Tada man būna ramu. Ir tada nesinori ne tik tai valgyti, bet ir kvėpuoti nesinori. Tai į tas būsenas mes galim įeiti, jeigu mums yra palanki karma ir jeigu mes praktikuojame šitus dalykus, jeigu mes arba sąmoningai, arba nesąmoningai į tai einame. Taip, karmų yra 3 rūšis, yra viena, kurią mes galim keisti, kita, kurios mes negalim pakeisti ir galim nebent gal šiek tiek sušvelninti, bet mums ją būtinai reikia išgyventi. O kita yra ta, kurią mes arba kursim, arba nekursim. Yra geras toksai pavyzdys, kaip štai lankininkas turi strėlių. Tai yra viena karmos rūšis. Reiškia tai, ką mes jau padarėme ir galim paimti naują strėlę arba galim nepaimti. Tai ta karma, kurią mes galim čia ir dabar nuspręsti, ar mes darysim ar nedarysim. O jeigu, pavyzdžiui, lankininkas strėlę paėmė ir iššovė, tai jau ta strėlė anksčiau ir vėliau vis tiek kažkur nuskris. Va čia yra ta karmos rūšis, kurios mes nesugebam niekaip įtakoti, jinai tiesiog turi būti išgyventa. Ir jeigu, pavyzdžiui, pagal karmą nepriklauso žmogui šiam gyvenime pasiekti tų aukščiausių būsenų, tai ir nepasieks. Bet jeigu karma tokia, kad žmogus jau pradėjo norėti, reiškia kažkada tai bus. Kažkada, anksčiau ar vėliau. Ir kaip mums to pasiekti, tai naudojant šitus įrankius, kuriuos mums rodo 8 pakopė joga. Ir dabar, gal dabar dar yra klausimų. Nėra klausimų, tai aš tada norėčiau grįžti prie tos 8 pakopės jogos pirmų pakopų. Jama tai yra santykis su aplinka. Savitramda. Tai reiškia taika, tiesa, sąžiningumas, skaista ir darna. Aš taip pabandžiau į lietuvių kalbą išversti tiesiogiai iš sanskrito, o ne per anglų kalbą, nes, kaip minėjau, joga atėjo į Lietuvą per Ameriką, tai biški per aplinkui, per Ameriką, per Rusiją, žodžiu, bet netiesiogiai. Ir mūsų visi tekstai, o ypač Šivanandos mokyklos tekstai yra išversti į lietuvių kalbą iš anglų kalbos. Tai aš truputėlį perverčiau ir gaunasi, kad ahimsa, prievartos atsisakymas veiksmuose, kalboje ir netgi mintise, tai yra tiesiog taika. Dažniausiai įverčiama kaip prievartos nenaudojimas, bet tai yra 2 žodžiai ir tai yra vis dėlto kažkokia mintis apie prievartą. Tai prievartos nenaudojimas, kas tai yra? Tai yra taika. Tai aš ir išverčiu taika. Bet santykis su aplinka tai turi būti taikus. Ir čia ne viena yra kalba apie mėsos nevartojimą, tipo nežudyk, ar ne? Arba ten, nežinau, aišku,
tai jau neina kalba apie nežudimą kito asmens, žinai, arba ten prievartos netaikymą, kai tu ten, nu, nemušti kažko, nerėkti ant kažko, psichologinė prievarta, irgi mes jau dabar žinom. Ir čia eina kalba ne vien apie šitus dalykus, čia eina kalba netgi, žinot, apie ką aš išsiaiškinau per gyvenimą. Čia eina kalba netgi, kad mes neturėtume tikėtis kažko iš kažko. Ir netgi neturėtume tikėtis iš savęs. Tikėtis ir tikėti. Dabar atkreipkite dėmesį, kaip kitaip skamba šitie žodžiai ir ką mums jie reiškia. Tikėti ir tikėtis. Tikėtis tai lūkesčiai. Lūkesčiai ir tai yra toksai, žinai, savo, dėl savęs kažko. Nes čia yra sankryžos dalelytė tas tis. Nesitikėti arba netikėtis. Ir tikėti. Tikėti kažkaip visai gerai skamba, ar ne? Tikėti, kaip sakoma, niekas nedraudžia. Ir norėti niekas nedraudžia. Bet va tikėtis, kad tai bus padaryta, jau yra čia prievarta pasirodo. Ir aš šitą tiesiog atpažinau bendraudama su savo artimais žmonėm. Ir kažkaip iš pat pradžių negalėjau suprasti, kodėl jie viską daro atvirkščiai, negu aš noriu. Nors jie galėtų, tikrai galėtų daryti taip, kaip man gerai ir jiems nuo to būtų gerai, bet jie specialiai atrodo daro atvirkščiai. Ogi kodėl pasirodo, kai mes kažko iš kažko norim, net jeigu nereikalavom, bet jeigu šiaip tikimės, žmogus jaučia dėl to įtampą, ypač jeigu jisai nelabai gali tą duoti. Jis jaučia įtampą ir jis nori nuo tos įtampos bėgti, jis iš vis pabėga nuo tavęs. Aš tai kokių dalykų čia atkreipiu dėmesį, čia yra ahimsa. Pats pirmas jamos pirmo laiptelio pirmas dalykas paminėtas tekstuose. Toliau yra tiesa arba satija, tiesa kalbystė arba teisingi ketinimai ir veiksmai. Pavyzdžiui, iš toj vietoj daug gal labai išsiplėsti nereikia, mes suprantam, kas yra tiesa kalbystė, bet norėčiau paklausti, kaip jūs įsivaizduojat, ką reikia daryti, jeigu tu nenori sakyti tiesos? Arba tu žinai, kad negalima dabar sakyti tiesos. Arba tavęs klausia kažkoks žmogus, kuris su ta tiesa, bet darys kažką negero. Ką tada reikia daryti? Tylėti. Kaip? Tylėti. Teisingai, tylėti variantas. O būna taip, kad tu negali tylėti. Ir jeigu tu tylėsi, tai supras, kad čia kažkas yra, ten reikia dar pasigvildent. Ir tu supranti, kad reikėtų kažkaip čia sumėtyti pėdas. Ir šitokį labai gražų pavyzdį aš jums dabar papasakosiu, ar tikras ar netikras atsitikimas, bet jisai nukelia mūsų mintis į kalnus, nelabai aukštai, tuose kalnuose dar auga medžiai vienas kitas, ar ne? Ir po vienu tokiu medžiu sėdi išminčius, sėdi ir medituoja. Ir pro jį bėga bėgliai. Ir jie bėga nuo